Jų vis daugėja ir mes to neišvengsime. Aš kalbu apie automobilius iš Kinijos. Ir štai vienas jų čia yra priešais mane. Tai yra Lynk & Co markės, kuri priklauso Geely kompanijai. O Geely, kaip žinia, priklauso Volvo markė. Tad gana žinomos technologijos ir gana naujas Lynk & Co vardas bent jau mūsų rinkoje. Ir pirmas dalykas, į ką atkreipi dėmesį, kad automobilis atrodo tikrai originaliai, efektingai, įspūdingai, todėl nieko keisto, kad jis sulaukia tiek daug dėmesio mūsų miestų gatvėse. Iš tiesų, aš net negalvojau daryti šio automobilio apžvalgos, tačiau pamatęs, kiek jis sulaukia susidomėjimo, pagalvojau, na visgi reikėtų apžvelgti ir būtent šį naują kinišką automobilį. O konkrečiai čia yra iš tinklo įkraunamas plug-in hybridas ir štai kaip matote, jisai vien tik elektra gali nuvažiuoti 200 km, bendras nuvažiuojamas atstumas yra daugiau kaip 1000 km ir kaina, kaip matote, 50 000 eurų. Tad už tokio dydžio 4,8 metro automobilį pakankamai nedideli pinigai, efektinga išvaizda ir tikriausia neblogos važiavimo savybės, apie kurias aš daugiau papasakosiu pilnoje Motorai TV apžvalgoje.